palaiminimus, kokiu tik šis galėtų panorėti. Iš tiesų, aukščiausias Dievas mo pasakė, aš pildau visus troškimus. Tu esi mano atsidavęs tarnas, todėl viskas, ko tik pageidauji savo, ateis pas tave savaime. Tačiau, jeigu melsi ko nors daugiau, ir šis noras bus patenkintas. Tokiu būdu, jeigu kreipiamės į aukščiausią viešpatį ar jo baktą, arba pelnome bakto palaiminimus, aukščiausias viešpats tikrai mus palaimins. Jesė prasat, Bhagavat prasat. Šila Višvanatha Čakvartis Tahura sako, kad patenkinus dvasinį mokytoją, Vaišnavą, visi troškimai bus išpildyti. Dar kartą tekstas. Vertimas teksto. Aukščiausias Dievas motarė, o kilnusis Prachlada, geriausias iš visų asurų padermės, te lydi tave sėkmė. Esu nepaprastai tavimi patenkintas. Vienas iš mano žaidimų – pildyti gyvųjų būtybių troškimus. Todėl gali prašyti manęs palaiminimo, kokio tik pageidauji. Pradėsiu padėką visiems, kas šiandien sudalyvavo Mangalaratį ir rytėm džepos kartojame. Ir tiems, kas atėjo į šią Šrimad Bhagavatam. Ir labai malonu matyti ne tik šventyklos gyventojus pastovius, bet šiaip ateinančius. Ir vat iš Telšių yra Dovydas, Anirudka. Ir taip pat Ekajanė. Tikrai nuostabus laikas ryte aptarinėti tokias temas. Ir praktiškai Prachladų padėtis, čia jau ilgą laiką apie tai mes kalbam, nagrinėjam, bet praktiškai kiekvienas atsidavęs, tai ir yra kaip ir Prachladų vietoje, arba kaip Prachladas tiesiog parodo atsidavusių padėtį realiai. Ir bhakti, jinai kaip vandenynas, bet jeigu plaukti tik paviršiumi, tai tokio santykio su viešpačiu neįmanoma pasiekti. Reikia bent truputį po to paviršium panerti. Tik tenai ta prasme galima pamatyti tą būtent gamtą arba tuos vaizdus, arba gauti tuos skonius, nuotaikas, kurių mūsų širdis nuo neatmenamų laikų trokšta siekdama vėl santykio su viešpačiu. Ir kaip ir kiekvieną rytą kartuojant mantrą, ta prasme, kartais nuneša, mus iškelia į tą paviršių. Mes tiesiog kartais net neliečiam to vandenyno, nensu tiesiog jau skrendam kažkur ten proto lėktuvų virš bhakti, arba kaip net žemiau, neina erdvės santykiai taip paaiškyti, bet mes kartais nebūnam bhakti nuotaikoje, o tiesiog pasiduodam įvairiem tokiem trečiaeiliam, ketvirtos eilės dalykam proto užgaidom. Reiškiasi. Protas jisai milijonus metų materialiam pasaulyje jisai suveda, tą prasme, jausmus ir tokį padaro tinklą, kuriame gyva būtybė, kaip ta museliai papuolus, niekaip negali įsivaduoti, kur tik koja, ką nors atrodo vieną išvaduoja, bet pasirodo dar įsipynė į kitus tuos voro nupintus, reiškiasi, tuos labai plonus, net nepastebimus, bet labai stiprius. Ir ta prasme, ir
praktiškai net kartuojant mantrą, kartais vienu kitu kanalu pasileidžia kažkokios tai mintys, idėjos, nukrenta, kaip atlikti net tarnybą kažkokią, ta prasme, šios dienos. Ir galima apie tai užsimastyti, o mantra tiesiog kaip magnetofono paleista, groja kažkur, bet mes jau jos netariam, o tiesiog tariam ją, bet jau nedalyvaujam tam tarimo maldos tam procese, meditacijos. Jau kažkur proto žabangose, nors atrodo tai labai svarbu, kažkas pamiršta, reikia dabar apgalvoti tą momentą, nes jeigu aš to neapgalvosiu, tai bus katastrofa kažkokia. Ypatingai, jeigu tuo momentu miegotum ir ta prasme tokių panašių minčių apie darbus, kažkokias tarnystės net neteitų ir tu pramiegotum, ta prasme, bet protas jisai, kai tik pradedi jį sukti link bhakti, melstis viešpačiui, jisai visais įmanomais būdais pradžioj ypatingai priešinasi, nes tai ne jo gamta. Jo gamta yra šitas materialus pasaulis, suvesti, yra juslių kažkokie objektai, šviesa, karštis, tamsa tenai, subtilaus kūnos psichomotorika, grubus kūnas, jo poreikiai. Ir jis pajungtas tame. Ir mantros kartojimas praktiškai tai yra iššūkis visai šitai sistemai. Ir praktiškai kaip savotiška mirtis šitos sistemos. Ir įvyksta pasipriešinimas. Nors jeigu praėjus tą lygmenį, paskui ir protas taip pat užsipildo džiaugsmu, visi jausmai ir intelektas, gyva būtybė pajaučia džiaugsmą. Ir čia kaip viešpats mini, kad jisai prachladų yra patenkintas, visiškai ta prasme, nepaprastai patenkintas, tai reiškia, ypatingai. Ir kiekvienas vaišnavas bhaktas, praktikuodamas sadhaną bhakti, praktiškai, jeigu jisai tikrai ne paviršium eina, o neria gilyn, stengiasi, dėda pastangas panerti, jis patenkina viešpatį. Kartais bhaktai kelis metus, kartais dešimtmečius, kartais kelis gyvenimus, o kartais milijonus gyvenimų, ta prasme, sklendžia paviršium. Gali daugybė visokių yra blizgučių, kaip gyana joga, ta prasme, karma joga. Visur galima reikštis ir gauti kažkokius rezultatus, pasinerti į tas veiklas, bet visą laiką trūksta kažko. Ir praktiškai čia iš ankstesnių tekstų žinoma, kad tik tai bhakti joga arba buddhi joga pilnai nuramina gyvos būtybės tuos troškimus, tiek subtilius, tiek grubius. Ir mes praktikuodami šitam gyvenime, gal iš praeitų gyvenimų turim atsinešę kažkokios patirties, po kažkiek laiko pastebim tuos, ta prasme, tuos momentus, ką reikia mums tobulinti, kaip elgtis su mūsų protu, kaip ypatingai yra svarbu dėmesingai atlikti atsidavimo tarnystę. Ir pasirodo, nuo mūsų pastangų mažai kas priklauso. Mes labai galim gerai kažką daryti, ypatingai gerai, ir vis tiek nebus to rezultato. Jeigu tuo nebus patenkinti kiti vaišnavai, viešpats, dar aš, kai vis laik pridedu, vyresni, ta prasme, nes be vyresnių malonės, net ir, ta prasme, ne vaišnavų vyresnių, mes negalim, ta prasme, progresuoti. Praktiškai nusilenkimai kiekvieną rytą, kai mes darom dvasiniam mokytojui, šventykloj, dievybėm, vieni kitiems, yra skirti tam, kad mes vis laik priimtume nuolankę
nuolankų mentalą turėtume viso ko aplinkui, kas yra atžvilgiu. Nes tik tai nuolankumas tikras, neapsimestinis, jisai leidžia po truputį nerti. Duoda to svorio, kvalifikacijos nerti į bhakti vandenyną. Nes visa ta bhakti praktika, bhakti mokslas, viskas yra atnešama per paramparą, reiškiasi. Nuleidžiama per vyresnius, per aukštesnius vaišnavus. Ir jeigu mes nors truputį didžiuojamės kažkokiais savo talentais, pasiekimais, mes praktiškai negalime suvokti, pajusti bhakti skonio. Ir vyresniem, kas jau virš 40, virš 50 metų, ta prasme, jie nuolankumą tokį savotiškai natūralų turi, nes juos gyvenimas jau pamėtęs būna ir pamato, kad tas kūnas tai nėra kažkoks džiaugsmų šaltinis, jisai, ta prasme, kelia daugybę problemų ir tų iliuzijų jau nėra. Jaunesni turi daug energijos ir jie tas iliuzijas dar turi, nes viskas įmanoma, sveikas, energingas kūnas ir telieka tik kažko panorėti, gauti technologiją ir pasiekti tai iš karto per kelis metus, kai ką galima per savaitę pasiekti, įgyvendinti. Tai, o čia susidūrus su praktika bhakti jogos, čia reikia kiekvieną rytą koncentruotai nerti į tai, o rezultato kaip ir tokio nėra iš karto, tai protui labai lengva mus patraukti į tų tokių laikinų rezultatų pusę, reiškiasi. Tik tai vyresni, jau pragyvenę kiek tai metų praėję kažkokius etapus, pradeda suprasti, kad ta tikroji vertybė ir yra, kai yra gilinamasi į save ir bandoma nerti į bhakti vandenyną giliai, ne išoriškai kažkaip. Nes kartais atrodo, apsirengi kaip vaišnavas, dainuoji kaip vaišnavas, valgai prasadą, viskas kaip ir ką daugiau siekti, galima taip mesti, bet iš tikro, jeigu vaišnavas gilyn eina, neria į bhakti, jis visą laiką turi džiaugsmo, laimės tą pojūtį. Praktiškai truputį padėjus pastangų, iš karto per keletą sekundžių galime nirtelti į ten ir galime stebėti, kad ten ilgai neišbūnama. Protas sugeba tas mūsų įpročiai vėl mus ištraukti. Ir tik tai daug metų praktikavus, tai pradedam truputį valdyti šitą procesą. Neleidžiam nutrūkti protui. Kaip jisai norėtų, kaip jisai įpratęs. Ir šventyklo tai yra intensyvu. Ir ta prasme, kai daug palengvinimų yra, kai kartu sėdim, kartuojam džepą, tai yra labai didelis palengvinimas, nes jeigu tu momentą, kurį nutrūkai, apžvelgia, visi kartoja, medituoja, reiškiasi. Protui nėra ką daugiau. Visi medituoja, reikia ir man užsimti, medituoti. Ir panašiai, kur, pavyzdžiui, jeigu jau vienas kur, tai kartoji, paskui kažkokia mintis nepastebi, kai nuneša ir tik paskui po kelių minučių atsigauna, žiūrė, kad tu kažkur kitur buvai. Mantra kartojama, bet pats tam procese kaip ir dalyvavai tik paviršutiniškai. O tarp vaišnavų, pažiūrėjus vien tik tai, kaip kitas susikoncentravęs kartoja, arba bando susikoncentruoti, arba jau džiaugiasi, viską galima pamatyti, iš karto atsiranda siektinumas. Ta prasme, nereikia ten per daug gaudyti protą. Jisai natūraliai. Vien tik tai šventyklos aplinka, ką tai reiškia, į Prabhupadą sėdintį pasižiūrai, iš karto supranti, kad ar tu gerai kartoji, ar tu blogai, iš karto. Ta prasme, nereikia net pas ką nors kitą klausti.
Ir reiškia, bet šventyklose pas mus gal 2-3% visų vaišnavų, nu bent Lietuvoje, gal ir mažesnis, gal 2% kokie, reiškiasi būna. Aišku, daugelis namuose atsikelia anksti, bet labai reikia būti ryžtingam, kad keltis namuose, ypatingai kas turi daug pareigų ir panašiai. Ir daugeliui yra sudėtinga. Ir čia vat kaip pačioj pradžioj tekste Prachladas, jisai niekad nebuvo paviršiuje. Nu, ta prasme, jis visą laiką buvo gilyje, reiškiasi. Jo niekas negalėjo išmušti iš tos. Ir tėvo ten visi tie bandymai ir draugai, klasiokai ir apskritai jis visą laiką buvo giliai. Ir už tai buvo apdovanotas, ta prasme, pačio viešpaties dėmesio, ta prasme, bendravimo tiesioginiu. Ir mes tą patį galim turėti ir turim daugelis tas galimybės. Ta prasme, tik tai reikia labai rimtai atsidėti, ta prasme, praktikai. Nes be rimtos praktikos progresuoti neįmanoma. Kadangi gyva būtybė linkus apgaudinėti kitus, ta prasme, tai jinai, kadangi apgaudinėja kitus, jinai apsigauna save visą laiką. Tai tas sklendimas paviršium arba imitavimas, kad išoriškai atrodyti, tai čia yra proto, kaip pasakyti, kombinacijos viršūnė. Taip. Ir ypatingai jeigu mažiau bendraujant su vaišnavais, nebūnant vaišnavo bendrijoje, tai galima tokiam su tai kauke visą gyvenimą pratraukti, kartais kelis gyvenimus. Jokių problemų. Laikas čia neribotas, ta prasme, tik tai, kad visą laiką yra galimybė apskritai nuslysti dar kažkur į šoną daugiau. Ir pavyzdžiui, kiekvienas, kas jau vienai par kitai pasirinkęs dvasinį mokytoją arba turi iniciaciją, sakyta, jiem yra lengviau, jie turi pavyzdį mokytoją, turi bendravimą, ryšį su savo dvasiniu mokytoju ir ten jau tokie triukai nepraeina, nu, ta prasme, kaip jie praeina, bet jie iš karto yra matomi arba šitą jisai pats pastebi. Nes jeigu yra bendravimas su mokytoju, tas pavyzdys labai, ta prasme, greitai identifikuoja tą savo padėtį. Yra. Ir tas siekimas visų troškimų įsipildymo, jisai iš prigimties yra visą laiką dėl to, kad yra vienintelis troškimas turėti santykį, meilį santykį su viešpačiu. Bet kadangi gyva būtybė nusisuka nuo viešpaties, jinai, ta prasme, nueina tuo sunkesniu keliu, kažkokia prasme nori būti pati kaip valdovas, kaip viešpats, tas vienintelis troškimas, jisai išsidaugina arba padengiamas milijonais įprastų materialių troškimų. Ir praktiškai bhakti, bent truputį susilietų su bhakti, tas pirmas skonis ir yra to tikro troškimo atspalvis. Kartais dažniausia, tai nieks ir nesuvokia, kodėl jį čia tai pritraukė. Jisai pasirodo epizodiškai čia tarp vaišnavų, sudalyvauja kažkokio veikloje, jis ten dar teoriškai negali paaiškinti, suprasti kodėl, bet jisai pajaučia bent kelintą tai atspalvį to vienintelio troškimo būti vėl santykėje su aukščiausiu viešpačiu. Ir sukasi kaip ta bitė vis dar ir dar, vis pabando, po truputį gauna daugiau bendravimo ir tokiu būdu valosi. Ir tie troškimai, milijonai tų troškimų, jie po truputį atsitraukia. Reiškiasi, išsiryškina tas pagrindinis troškimas. Ir Krishna. Nitai Gorachandra ki, jai.
Ir mes vis kalbam apie švento vardo šlovę. Ir, ta prasme, kartais kartuojam taip mechaniškai, bet iš tikro, tai būtent šventas vardas, jo dėmesingas kartojimas leidžia mums susikoncentruoti į tą vienintelį troškimą, jį apvalyti, išgryninti ir patirti, ta prasme, pilną pasitenkinimą, pilną džiaugsmą, pilną palaimą, ko mes ieškom milijonus metų. Ir rytinis mantros kartojimas, jeigu turim patirtį, kai jinai yra nedėmesingai kartojama ir turim patirtį, kai jinai yra dėmesingai kartojama, ta prasme, nors truputį koncentracijos daugiau, iš karto mes esam apdovanojami tuo džiaugsmu, pilnatvę. Kaip ir čia Prachladas, jisai pilnai patenkino viešpatį savo bhakti gyliu, tuo nėrimu gilyn į tas gelmes vandenyno, ta prasme. Taip ir mes, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę turim tą pačią galimybę tai padaryti, ta prasme atgaminti su viešpačiu santykį. Bet mūsų tas užterštumas, materialus, tas mentalas, jisai neleidžia to padaryti. Mes bandom, tas skonis kartais yra, kartais nėra, bet jeigu tai ryžtingai siekti, tai rodo kaip ir mūsų vyresni bhaktai, kaip Šanta Mahradžas, kuris nuo pirmos dienos pradėjo kartoti 16 ratų, reiškiasi, tai buvo kokiais, galvoju, 81 metais gal net. Jeigu aš neklystu, bet kažkur buvo 47 ar 8 metai, nors prieš tai jisai taip pat praktikavo intensyviai ten budizmo praktiką, kur ten tokius laikėsi ten principų, tie meditacijos ten būdai dar yra griežtesni. Pavyzdžiui, kartuojant mantrą, tai reiškiasi daugybė veiksnių, kurie padeda protą natūraliai raminti ir koncentruotis. Reiškiasi vien tik tai karoliuko, ta prasme, judinimas ant šito piršto jau yra viskas taip sutvarkyta mūsų kūne, kad jau ramina protą ir leidžia jį sukoncentruoti, pajungti tą prasme. Ir čia jau ten sėdėti tyloje, ta prasme, arba žiūrėti į vieną tašką kelias valandas. Nežinau, kas nors bandėt, ką tai reiškia. Prasme, kiek reikia turėti ryžto ir, ta prasme, valdyti savo juslės per prievartą, taip, kad taip galėtum įsėti. Ir tas, atrodo, vyresnių bhaktų pavyzdys mums rodo, kad per laiką dedant pastangas visą tai įmanoma pasiekti tą bent jau pastovumą, kaip sakoma, čiučiut po vandens paviršių, po bhakti vandenino vandens paviršių būti ir nerti gilyn. Ta prasme, todėl mes be vyresnių praktiškai negalim gauti jokių malonių. Net viešpaties malonės negalim gauti be vyresniųjų palaiminimo. Ir čia Šanta Mahradžo kaip pavyzdys, kai jis iki tol praktikavo, paskui, kai jis gavo žinių apie bhakti jogą, irgi labai greitai persijungė labai rimtai praktikuoti. Praktiškai retokai būna tokie atvejai, kad bhaktai iš karto labai rimtai sureaguoja. Ta prasme, pavyzdžiui, vieną dieną atvyko į šventyklą ir jau kitą dieną jis jau gyvena šventykloje. Yra tokių atvejų, bet paprastai tai tęsiasi po truputį, kiti ten daug metų ateina į paskaitas, žiūri. Ir tai nieko tokio. Kiekvieno yra skirtingas lygmuo, skirtingas, kaip sakoma, ryšys ir ką jisai veikia praeitam gyvenime taip pat skirtingai. Tik tai jau jeigu mes turim tą subrandintą žinojimą, gaunam ir šiek tiek praktikuojam ir jau patiriam tą naudą to, tai tą labai reikia branginti. Negalima į tai atsinešti, kad tai jau čia pigu ir
va, aš jau čia dabar vaišnavas ir viskas jau čia tuo pabaigta. Kitą dieną galim jau būti ne vaišnavu, o demonu. Tai labai greitai vyksta, nes prasme, mes labai esam silpni. Kas vien tik tai tas pamastymas arba idėja, kad aš jau kažką pasiekiau, jau kažkur čia kažką, tai jau rodo, kad tai yra majos, ta prasme jau proto, kaip proto pramonės produktas. Nes iš karto, pavyzdžiui, nebūnant ar vaišnavų, tas puolimas arba nukrypimas, jisai pasistebi tik tai jau, kai labai daug problemų atsiranda. Tarp vaišnavų tai galima pastebėti tai, kad vaišnavai pasidaro kažko tai nepatenkinti, reiškia. O kai vienas esi be vaišnavų, tai ta prasme nueinama gilyn ir tada labai daug problemų atsiranda, tada pradedi žiūrėti, kažkas čia negerai jau. Taip. O, pavyzdžiui, būnant ar vaišnavo šventyklo, tai, tik viskas gerai, tik tai kažkaip vaišnavai nepatenkinti. Čia taip. Tada jau čia ženklas, truputį jau nukrypta. Ir todėl labai reikia branginti vaišnavų draugiją. Niekada neįskirti tokį ar kitokį. Kažkokius trūkumus matyti negalima niekad. Kaip, jeigu ir yra tie trūkumai, tai save reikia palaikyti tokiam švaros lygmenį, kad tavo meditacija į tą stipresnę satchaną, į pasitarnavimą kitiem vaišnavam būtų tokia stipri, kad ta prasme tie kitų trūkumai ir panašiai, kad jie negalėtų tave per daug dominti. Jeigu domina kitų trūkumai, rodo, kad jūsų pasinėrimas į bhaktį labai silpnas. Ta praktiškai jo nėra. Reiškia, nereikia imti ir keisti kitus, ten bandyti jiem duoti pastabas, ten tuos trūkumus nurodyti. Tiesiog tai reikia rimčiau užsimti savo, kaip pasakyti, apsivalymo. Nes, kai mes žinom, niekas nesikeičia ir neturi entuziazmo keistis, kai visi nurodo jo trūkumą. Jisai ne tai, kad praranda entuziazmą, bet jisai net, ta prasme, svilė. Nes, kaip žinom, trūkumas arba kažkokia tai įprotis, jisai paprastai nėra išgyvendinamas. Vieną dieną nusprendsiu, tai bus. Kartais būna žmonės rūkyti meta, nusprendžia ir meta. Bet prieš tai čia tarp vaišnavų, tai tos istorijos labai sklando ir žinomos yra, kad mečiau mėsą, mečiau gert, mečiau tą, bet jisai jau turėjo kažkokią dvasinę jėgą, palaiminimus tam praktiškai gauna. Iš pradžių ateina, mato vaišnavai, kad atėjo kažkokia asmenybė ir jinai turi daugybę ten įpročių blogų, bet jis stengiasi, deda pastangas, tai visi ir laimina jį iš karto. Ir ta asmenybė iš karto palengvėja. Čia retkarčiais pasitaikydavo. Mano, aš pamenu ir narkomanus, ir kurie alkoholio negalėdavo arba cigarečių ir ta prasme užtekdavo po kiek laiko visi pastebėdavo, kad jisai turi tą problemą ir niekaip negali iš to išsivaduoti, bet jisai labai nuoširdžiai meldžia, prašo to. Ir ta prasme visi vaišnavai palaimina ir jis dieną brūkšt ir viskas pasibaigė iš karto. Taip kad su trūkumai jie pranyksta, juos galima iš tos nešvaros išlipti, jeigu aplinkiniai laimina tą. Bet tas laiminimas tai nereiškia, kad nurodomas tas trūkumas ir kiekvieną dieną primenama, tu turi tokį trūkumą, turi dirbti su tuo. Ne. Geriausia tai veikia, kai pats bhaktas žino, kad jis turi tą trūkumą ir mato, kai visi pastebi tą trūkumą, bet toleruoja jį, stengiasi jam padėti ir toleruoja, jam visai padeda, jis tada tokioje atmosferoje jis lengvai sukovoja su tuo trūkumu ir jo atsisako. Nes jam savotiškai, kaip aš čia turiu tą trūkumą, visiems jisai maišo šiek tiek, visi toleruoja, tai čia kaip koks skolingas visiems darausi. Jis pradeda dirbti rimtai su tuo dalyku. Kaip?
Jo, aš čia kalbu apie nuoširdžius tik tai. Nuoširdus visi yra. Stengiasi. Nes tarp vaišnavų būti nenuoširdžiu, tai neįmanoma praktiškai. Kurį laiką gal šiek tiek, bet paskui neįmanoma. Arba reikia bėgti iš tos bendrijos tada, arba tapti nuoširdžiu. Kitaip nėra kito kelio. Taip, kad gal kas turi dar kokių realizacijų šiai temą ir klausimų. Dar labai svarbu nerti ne dėl savęs. Kaip, galima turėti tą galbūt motyvą, jis tai toks, bet tas nėrimas, jisai praktiškai gyvo būtybė tai yra tarnas. Ir reikia visą laiką toj tarnoj nuotaiko būti, tada tas nėrimas įmanomas. Ir paprastai mes to džiaugsmo, tos palaimos norim dėl savęs. Pagaunam kartais tą nuotaiką tokia ir gaunam tos palaimos. Ir tada galvoju, sekantį sykį aš tą patį paimsiu čia. Tai man reikia čia to. Ir nesigauna. Bet jeigu, ta prasme, tai darai dėl dvasinio mokytojo, dėl kitų vaišnavų, ta prasme, tokio tarnystės nuotaikoje, tada viskas įmanoma. Išbūti kažkiek tam. Aišku, aš nekalbu apie tuos, kurie jau tiek panirė į tarnystę, kad ta prasme pastoviai ten gilumose yra tokie. Visą laiką bus kažkokių priežasčių, sunkumų ir tai neįmanoma. Ypatingai šitam materialiam pasaulyje sunku. Tie sunkumai net ir didžias asmenybės visą laiką supa kažkokį tai. Ir čia, kai kalbėjom apie tą nešvarą ir panašiai, kol čia šitam materialiam pasaulyje, kol turėsim šitą materialų kūną, ta prasme visą tai, praktiškai visą laik reiks ten žiūrėti, kaip kvėpuoti. Ta prasme, negali ilgai sulaikyti kvėpavimo. Bet praktikuojant, treniruojantis vis ilgiau ir ilgiau, ir paskui ten gal ta prasme iš viso, kaip žuvis vandenį jausimės. Aišku, aš tokio patyrimo neturiu, nežinau kaip ten, bet Ramgopalai, pas tave yra jau realizacijų šito klausimo, tark žodį. Kartuojam šventą vardą, mes tų minčių natūraliai visą laiką daug jų prote eina, bet tas yra Bhagavato tekstas, kad atsidavusių protas kaip vandenynas, kiek be tų upių bei įtekėtų, jis išlieka ramus, susikoncentravęs į Krishną, į Dievą.
Tai va, tai aš tokius yra, pastebėjau, 2 variantą tų šventų vardų kartojimų. Kai tu dirbtinai bandai nukirstuosi su savo, užteks jau, kaip sakant, viskas, tik tai šventas vardas ir daugiau nieko. Ja, bet aš girdėjau, kad kažkaip čia, kas minėjau, kad yra tokia natūrali praktika, tie troškimai eina, bet tu toliau kartuoji šventą vardą. Ir tas tipo šventas vardas tave turi išvesti aukščiau tų troškimų, ir natūraliai jie turi, kaip sakant, jie juos kažkaip atitrūkti nuo jų, žinai. Kažkaip, koks, kaip tas momentas, kurios kaip čia, ar kažką gal ne taip čia kažką. Ne, gerai pasakei. Aš mačiau, Devanatka užsirašė į knygutę kažką, kartojo ir užsirašė. Tai aš atsimenu, anksčiau būdavo taip, ateini ir pradedi kartoti džepą ir ten visi tie darbai tiesiog kaip iš gausybės rago ten krinta, viską reikia tap. Susirašai, apsiramina, toliau kartoji. Po kiek laiko vėl susirašai. Tai čia Bhakti Vigena dar kažkada seminarą davė, bet seniai čia kokiais 90 gal 4 ar 5 metais. Atsimenu, tai irgi būtent šitą paminėjau. Jeigu sako, ten tos kybalioja mintys ir negali niekaip, tai užsirašyk. Tikrai užsirašai, ramu. Bet aš sakau, dabar va tą labiau sukovoju, jau kažkas įkyrė kabiną, tai sakau, o ką tu, jeigu aš miegočiau dabar, ką tai? Nieko nebūtų. Negalėčiau aš tą užfiksuoti, kad ir tu man neįsiūlytum, nei ką. Ir sakau, gerai, ramiai, dabar kartuojam viskas. Ir kartais pavyksta, nors aišku, čia šventykloje, tai čia galim taip savo postringuoti, bet kai už šventyklos ribų tenai, kaip pasakyti, reikia buity ten, kur primena visai primenami kiti dalykai, kaip pasakyti, koncentruotis į viešpatį, ten daug sunkiau yra. Man noriu pasakyti, kad čia per tą buvo Bhakti Šastri, čia man atrodo, tas buvo dabar tie kursai, iš Vaso čia mūsų jaunimo mokote kažkokių išminties senolių kažkokios. Ir ten Sankirtana Prabhu čia džiaugiasi išgirdęs kažkokią mintį, kad sako, ten sakė, kad visus savo materialius troškimus mes turim paaukoti viešpačiui. Kažkaip tokia yra mintis. Ir aš net kažkur girdėjau irgi sakoma, kad ta tyra atsidumo tarnystė prasideda nuo tada, kai tu savo materialius troškimus, kaip sakant, paaukoji viešpačiui ir, kaip tampėjų, jeigu jis tau išpildys, tu tai priimsi, bet jie ne, tai tiesiog susitaikai su tokia nuotaika kažkaip, tai nebandai te kažkaip pats, žinai, stengtis kažkaip, juos labai dėti daug pastangų, bet tiesiog turiu tą ir tiesiog viešpatį, jeigu gausis, tai gausis, jeigu ne, tai ne kažkaip tokie momentai. Čia pats lengviausias kelias būtų, jeigu tai praktikoje lengva būtų įvykdyti. Paprastai tą materialų troškimą paaukoja tik tada, kai jau nieko nesigauna, jau tiek būna padėta pastangų, vis tiek nieko nesigauna, tada sako, imk viešpatie. Viskas, jau čia tau, jau čia paaukoju. Ir aišku, čia labai tikrai išaukštinas lygmuo, kai da viską paaukoji. Tik gimė troškimas ir tu čia tau viešpatie, aš jau ne prie ko. Kaip nori, tai čia. Jeigu reiktų išpildyk, bet jeigu matai, kad nereikalingas, tai neišpildyk. Tai čia ir yra tas aukštas lygis, kad nuo tada jau prasideda, tai yra ta nuotaika, atsidumo tarnystės. Ne, tai kad mums dabar tą paklaustų, mes net nežinotume, ko paprašyti, realiai. Ne, pavyzdžiui, Prahlana Maharadžas, mes galvojame, jisai, žiūrėk, kokį jis aukštam lygiai buvo, jisai tokias savybės turėjo išaukštas, buvo pilnai atsityrai atsidavęs, bet jis paskui toliau tapo karalium, šeimos žmogum, viską, bet tai nereiškia, jis kažkaip tai nesuprasti, lyg nebuvo tų troškimų, bet vis tiek turėjo tą kažkokį tai kažkaip tai įdomiai, žinai, irgi taip, matom, galim tuos kaip suprastas. Jis tiesiog suprato, jis paprašė pas Nesimhadevą, kad aš turiu tų troškimų, bet man jų tiesiog nereikia. Jie taip pat, kiek man reiks, jie bus iš tikrųjų, bet jis paprašė, kad pastoja galėčiau ten prisiminti tavo lotos espės, tau pilnai visą laiką tau tarnauti, iš tikrųjų, tokio aukščiausio troškimų paprašė, jisai, žinai, kaip sakant. Čia dar sakėt apie gylį, matot, gylis yra iš tikrųjų kiekvienam, vienam gylis gali būti keliuko, kaip sakant, ten ta bala gylis, kitam vandeninas
Tada Maharajas praėjo labai daug išbandymų, materialių išorinių, kaip pasakyti, išbandymų praėjo. Jį tenais, kaip ten, kaip tėvas valdė, ar kaip pasakyti, tai irgi gylis yra, tie materialūs išoriniai išbandymai, o tie, kaip pasakyti, tai irgi yra gylis. Nu, čia labai gera to pastaba. Vat, pavyzdžiui, Dovydas atvažiavo čia į šventyklą. Jis atvažiavo, įsikvėp, pabūti čia, nes tai yra giliau, intensyviau viskas. Prasme, kažkam išorėje ten, kažkas klauso dabar paskaitą, ne, iš namų ten. Kaip tai bebūtų, visą laiką tos šventyklos arba kur yra susibūrę, Šrimad Bhagavatam vyksta. Nėra tiek daug vietų, kur aptarnėjama Šrimad Bhagavatam. Šventyklose, pavyzdžiui, yra. Ir ta prasme, jau iš šono taip žiūrint, arba aš net iš namų, kartais, kai klausau paskaitą, tai jau jaučiasi, kad ten giliau viskas iš karto. Tu jau jauties ten paviršių, o čia jau giliau. Ir kai tu prisijungi ir pats gauni to skonio. Pamatai tą vaizdą, kas šitam gilyje, po kokios šitos povandenės rovės, kokios žuvys plaukioja. Jo. Taip kad kiekvienam skirtingai. Ir yra, kur čia kaip per Gaura Purnimą davėm ten tuos diplomus 2 merginom, kur ten po vieną ratą kartot. Tai kažkada, kai mes pradėjom kartot, galite atsiminti, koks tada buvo gylis. Ir ta prasme, koks dabar įsuvokimas viso to. Tai viskas dinamiška, keičiasi. Ir aišku, visą laiką gilyn einam. Bet tai, žinot, aš jums pasakysiu, kaip Dašaratka prieš kiek metų sakydavo, nieko nejaučiu. O jis kartoja tą džepą, būdavo anksti rytais su visais visi čia, o jis prieš tai dar keldavosi 2:30 visą laiką ir jis iki 9 pasveikinimo sukartodavo praktiškai džepą. Ir visą laiką man aš nieko nejaučiu, sako, nieko nejaučiu. Jis kartoja ir kartoja. Ir aš jums galiu pasakyti, nieko nejaučiant, jūs džepos ilgai neįmanoma taip kartoti. Jis turi jausti kažką jau. Ta prasme, būt kažkoks tai. Tiek metų kartoti ir nieko nejausti. Čia, arba išprotėjęs, nebent koks ten. Bet iš tikrųjų taip nėra. Taip jaučia. Taip, kad jeigu jūs būnat ir ateinat veriat girliandą čia, ir tiek metų aš jūs atsimenu čia, tikrai viskas yra pas jūs ten. Tik galbūt jūs arba labai kukli, arba apsimetat kuklė, nežinau kaip ten, bet visa tai yra, nes kitaip neįmanoma čia išbūti. Iš tikrųjų Vaišnavų bendrijoje, šiaip nejaučiant, neturint to skonio, išbūti neįmanoma. Aišku, jūs tai prie mokytojo nekalbėkit, nes tai ne koks tonas yra. Iš tikrųjų jaučiam. Tik kartais norisi tą technologiją surašyti skaičiukais, ten išrašyti visą, kad kaip tai atrodo į kažkokį tai dar į pavidalą kažkokį. Kartais mes neturim to talento. Kuo baigėt, tuo pradedat. Tai ir yra. Bet ten baigėt, čia pradeda tai, kai pradedi. Dar nieko jokių nereikia daryti pastangų, nes tu ant tų senų rezultatų čia užšoki. Tai jo, ir už tą taip lengva viskas. O paskui, bet toliau tai dirbti reikia. Kaip sakau, ta prasme, gal tas kelias jau 1000 metų vyksta įvairiais ten etapais. Kažkoje 1000, kiek tai tų gyvenimų. Kaip žinom, protas tai bando viską užriboti arba apsąlygoti, bet realybėje tai taip nėra. Gyva būtybė tuos trupinius renka, kol tas bagažas pasidaro ant tiek svarus, kad jinai pradeda labai rimtai praktikuoti ir turėti tą jau kaip
sakoma, bhakti gilį. Nu, ranka pakilo. Taip sunkiai ar čia? Aš tiesiog vakar klausiausi Bhakti Vigyango Svamio paskaitą bet ten buvo toks pratimas, žodžiu, paskui Bhaktai dalinosi savo įspūdžiais ir išgirdau tokią labai nuoširdžią išpažinti. Būtent apie tos santykius, tarkim, kai kažkas tai daro kažką tai negerai, žodžiu. Ir Bhaktas pasakoja, sako, mane pasikvietė Bhaktai kiti į svečius. Nu ir aš atėjau, mes pavalgėm ten prasado, atrodo viskas lyg ir normaliai. Ir kalbam. Ir visas reikalas pradėjo krypti link to, kad man pradeda sakyti maždaug mano trūkumus, kuom jie manim nepatenkinti, visi sutartinai pradeda pasakoti. Ir, žodžiu, aš sako, pradėjau ten teisinti, žodžiu, tenais, va čia, tada aš pasielgiau taip, nes ten tokios aplinkybės buvo, žodžiu, tada pasielgiau anaip, nes ten kitokios aplinkybės mane privertė. Ir tie Bhakti klausosi ir vienas iš jų, sako, pasižiūrėjo mane ir pasakė, žinai, ką sako, aš tavim netikiu. Ir, žodžiu, ir ta Bhakti tai visiškai nuginklavo, sako, aš nežinau, sako, kas man nutiko, sako, tada, bet tiesiog kažkas tai ten atsivėrė to iš širdį ir aš su ašarom akyse tiesiog pradėjau jų atsiprašinėti, nes man pasidarė šitaip gėda, sako, kad, nu, aš iš tikrųjų toks niekšas buvau, kad visą savo gyvenimą aš apsimetinėjau tenais, kad aš atseit tarnauju, kad aš atseit Bhaktas, nors iš tikrųjų dariau tenais visiškas nesąmonės. Ir būtent vat, nuo to vat, momento mano gyvenime ir tikriausiai, sako, prasidėjo vat, ta tikra tarnystė, tas tikra ta praktika. Ir paskui, kai vėliau paaiškėjo, kad iš tikrųjų jie ne šiaip sau sugalvojo tenai susirinkti ir ten pasakyti, koks aš svoločius ten esu ir taip toliau. Iš tikrųjų, jie paskui pasakė, kad jie visą valandą prieš tai susirinko anksčiau ir visą valandą kartu meldėsi Krišnai ir guru, kad tiesiog Viešpats duotų šviesos tam žmogui, kad jisai suprastų, ta prasme, kad jie nenori ten jo kažkaip tai sumenkinti, ten kažkaip tai įžeisti ar taip toliau ir panašiai, o tiesiog, kad jie su meile nori jam padėti ir paaiškinti, kad, nu, ta prasme, kad jisai suprastų savo klaidas ir galbūt padarytų išvadas. Ir sako, nu, ta prasme, tai padarė labai tokį, nu, lūžį gyvenime, būtent dvasiniam, kad tas vat, visas apsimetinėjimas, kad jisai tiesiog vat, tada nukrito visos tos kaukės jo gyvenime. Ne, čia dėkingumas. Vis tiek tai viskas buvo, įvyko, kad jis pajautė dėkingumą didžiulį, vienaip ar kitaip. Bet vat, su Bhakti Vigyana, atsimenu, jis irgi sena tokia istorija, jis dar kai buvo, reiškiasi, Švedijoje BBT, jis tenai kažkokį atsakingą postą, ar ten gal buvo net atsakingas už Rusijos BBT tą departamentą, reiškiasi. Ir kaip žinom, tarp Bhaktų visą laik būna, su kuriais mes labai gerai sutarėm, ir būna vienas kitas, nu, šakės, negali, biolaukai net nesutinka. Jis viską mato, ką tu blogai ar gerai padarai ir kritikuoja, ir tu tame. Ir toks atsiranda ryšys. Šiaip tai mes praktiškai mes ir gimstam, gaunam kūną ir papuolam į tą aplinką, kur ir iš praeitų gyvenimų tos pačios asmenybės praktiškai toliau yra kažkokie ryšiai ir mes tiesiog dirbam toliau, tobulėjam, ant to trinamės ten. Tai tas pats ar karminį gyvenimą gyvent, ar tarp vaišnavų irgi lygiai tas pats vyksta. Ir Bhakti Vigyana pasakojo istoriją, nu buvo toks žmogus, tas Bhaktas, kuris, nu, viską, jis ir jį kritikuodavo, ir ta prasme jis ir Bhakti Vigyana jau negalėdavo, sako, nu tiesiog purto, kai jau reikia su juo bendrauti. Bet kadangi Bhakti Vigyana užėmė ten vienaip ar kitaip kažkokį tai jau postą administracinį, administratorius buvo, jisai nusprendė, nu viskas. Ir jis net tarnybų gerai nepadaro, ką reikia tenai, reiškiasi. Jį reikia jau siųsti atgal į Rusiją, reiškiasi. Jis jau taip nusprendė griežtai ir, nu, visi palaiko, jo čia, kad jis ten labai neproduktyvus, tegu ten Rusijoje kažką veikia, o ką čia, jis nieko neveikia. Reiškia, jis jį pasikvietė į savo kabinetą ir sako, taip ir taip, pradėjo jam išdėsti
taip atsargiai viską, bet, nu, ruoškis, rinkis savo daiktus ir tam Baktui buvo šokas. Jis taip sako iš karto, taip sustingo, apmirė praktiškai. Ir sako, jisai taip nuoširdžiai atvirai, sako, aš pražūsiu. Jeigu aš grįšiu ten, aš pražūsiu. Tai Baktui Vignanas sako, kaip tu nepražūsi, sako, ten ne vienas taip grįžo ir nieko ten neatsitiko. Sako, mano, sako, didžiulė problema yra tai, kad aš, sako, esu, nu, ta prasme, gėjus ir, sako, aš grįšiu į tą pačią aplinką ir grįšiu prie tų savo senų įpročių, sako, man bus viskas. Žinai. Ir tada Bhakti Vigyana, taip sako, viduj, tokį, iš tikro, sako, supratau, nu, viskas. Jisai grįš ir į tą aplinką, vėl kiek iš čia praktikavo ir panašiai buvo, kažką tarnavo, reiškiasi, pražūtis jau ten laukia. Negalima tada jisai, tada sako, ir pasikeitė tas požiūris į jį iš karto, reiškiasi, kur žiūrėjo, matė kaip į kažkokį labai priešišką jam ir jie negalėjo sutartis, tada viskas sako, tai būk čia kiek reikia, niekur, ne. Tokiu būdu. Tai va tokie dalykai įvyksta virsmai, bet tai čia yra tarp, tikrai, va, kai yra jau šventumo, to tokio nėra jau egoizmo, ego, viskas, tie dalykai įvyksta. Ir tas žmogus galų gale taip pat gavo naudą, nu, pasikeitė. Tiesiog kiekviena asmenybė, kuri yra šalia mūsų, mes jai turim būti dėkingi, nes iš tikrųjų jos buvimas, ta prasme, jeigu jinai kritikuoja mus, tai mum yra akstinas tobulėti, valytis. Jeigu šlovina, tai nėra gerai. Nu, tai jaunimas paprastai vyresnius pašlovina, čia normalu, nes jiem tai natūralu ir būtina dėl to, kad jie tokiu būdu nuolankumą išvysto, o vyresni tuos pašlovinimus, jeigu paima, tai jie tiesiog perduoda toliau mokytojui tenai. Visą tai veikia normaliai. Tiesiog šiaip jeigu keistis, tai tik tai dėkingumas labiausiai padeda keistis, nes kai tu pajauti, kad visi stengiasi dėl tavęs, toleruoja tą tavo trūkumą ir nori, kad tu pasikeistum, tada ten tik tai vieną kitą persukt varžtelį tai reikia, viskas įvyksta. Bet kai tu galvoji, ne, jie mano trūkumą tą mato, jie dėl to manęs nemėgsta, arba aš turiu jį paslėpti ir tokiu būdu, ta prasme, paslėpti ir parodyti, kad aš jau pasikeičiau, nu tai čia įsiveliama į tokias intrigas, taip sudėtinga viskas pasidaro. Aišku, palaiminga ta būsena, kai tikrai nedomina kito trūkumai. Ir tai ir yra lakmuso popierėlis, ta prasme, rodiklis, kad mes ir užsiėmę, ir pagal prigimtį užsiėmę tarnybą, ir ta prasme panirė giliau. Jeigu mes tuos trūkumus identifikuojam, praktiškai visą laiką juos identifikuojam, bet kaip jie sugroja, koks būna požiūris ir kokie veiksmai po to mūsų. Jeigu mes matom trūkumą ir stengiamės padėti tą asmenybę, tą trūkumą pašalinti ir panašiai, tai čia teisingas yra požiūris. Bet jeigu mes matom tą trūkumą ir tuo momentu pagalvojam, koks aš tai vat neturiu to trūkumo, tai čia automatiškai jau tas trūkumas yra pas mus, nes toks sinergija pagaunasi. Arba ta prasme, nu, daug tų ten yra aspektų, reiškia, bet geriausia yra, kai mes pastebim tą trūkumą ir norim padėti.
Keistai neįmanoma. Niekad nieko nepakeisi. Ne, ignoruoti nereikia. Vis laik mes veiksme. Nėra to tokio, kad mes kitos asmenybės atžvilgių kažkaip nebūtume veiksme, nebendrautume. Visą laik vyksta tai. Tik tai, prantat, geriausia tai, kai pavyzdžiui, dvi asmenybės yra kažkoks ryšys ir atrodo ten tie trūkumai. Sunkiausia yra paimti ir keisti savyje požiūrį į tą asmenybę ir dirbti su savim. Tai yra sunkiausia. Visi to vengia. Bet kas pasuka nors šiek tiek, iš karto tas rezultatas yra. Ir jis yra galutinis ir, ta prasme, prie to net niekad paskui vėliau nereikia grįžti. Kai šeimose, pavyzdžiui, yra. Šeimoje ten du žmonės, jie yra labai artimai ir taip surišti yra, kad ta prasme. Ir pokyčiai ten minimalūs vyksta, realiai. Ir, pavyzdžiui, vyras nesirūpina šeima, ne? Kaip turėtų būti. Kaip paprastai žmona nori pakeisti jį į tokį, kad jis rūpintųsi. Jinai jam moralų skaito ten visą kitą. Ir kaip jis kaip nesikeičia, į tą reikiamą pusę taip nesikeičia. Atvirkščiai jis jau dar prasčiau rūpinasi šeima. Pasirodo, jeigu žmona nori pakeisti vyrą, niekad to ne... kaip jinai, moteris turi tą galią, bet tai ne tuo būdu. Priekaištais nieko nepakeisi praktiškai. Ir praktiškai tam yra pareigos. Jeigu yra atliekamos pareigos, automatiškai atliekant pareigas mes tobulėjam patys. Ir pavyzdžiui, jeigu žmona, jinai protinga, išmintinga, jinai atlieka savo pareigas gerai, vyras vienai par kitaip, ar per ilgesnį laiko tarpą, per trumpesnį, jisai, ta prasme, pajunta dėkingumą. Tai neįmanoma išvengti. Jeigu tikrai tai daroma išmintingai, nuoširdžiai, visą tai neįmanoma pabėgti nuo to. Ir jisai tada, kadangi kad taip kaip atlikti savo pareigas, nepaisant į nieką, tai ir yra darbas su savim iš karto. Atlikti pareigas nedirbant su savim neįmanoma. Nes pareigų atlikimas vis laik yra sunkus dalykas. Visi žiūri savo teisių, ką jisai turėtų gauti, bet nieks nežiūri, ką turėtų duoti. Praktiškai toks yra mentalas. Bet jeigu kažkas gali pastebėti, atlieka pareigas daug metų ir stabiliai, kitas žmogus dirba su savim. Ir taip šeimose visą laiką yra, jeigu šeima, prasme, jie daug metų kartu užaugo vaikai, jau anūkai yra, reiškiasi, ten nėra kažkokio stebuklo arba kažkokia sėkmė ten, kaip galvoja, kad jiem kažkas nukrito, kaip mana. Ne, tai yra darbo su savim rezultatas, ne kitaip. Tai ta būtent situacija, kai kitas nesikeičia, nėra prošvaisčių. Tai reikia atlikti savo pareigas, o atliekant pareigas, kai mėto ten tie visokie protų neramuoja, mūsų savybės blogos išlenda. Tik atliekant pareigas kažkokias. Ir tokiu būdu apsivaloma, susitvarkoma pas mus ir paskui žiūri, kad su tuo žmogum visai kitas santykis. Ir tas žmogus jau be trūkumų. Realiai. Ne tai, kad jisai taip kažkaip mistiškai pasikeitė, tiesiog jisai taip pat įvertina, ta prasme, pajaučia dėkingumą, kitas visai santykis atsiranda jūsų atžvilgiu. Taip, taip. Ir dabar dėl to žmonos aš taip, kadangi Arina, jinai kaip mergina, praktiškai aš kai mano šeiminis gyvenimas prasidėjo, čia viskas ne taip, ką buvo. Aš praktiškai kurį laiką kaip Brahmačaris gyvenau. Čia šventykloje visokie reikalai, misijos ir namo grįždavau į savaitę kartą, kas 2 savaitės, kartais į mėnesį kartą grįždavau. Ir paskui, kai atsirado sūnus,
tas nepasikeitė, reiškiasi. Ir taip. Ir nieko nebuvo, nei pinigų, nieko gerai, ten pas žmonos tėvą buvom priglausti ir ten kaip ir tėvas būdavo, jis ten taip pasižiūri, uošvis, manau. Tai apmokėdavo ten visas tas sąskaitas ten, bet aišku, dukra jau paminėdavo, kad tas tavo vyras, tai čia iš vis neaišku, kas čia. Ir kaip tu tokį čia sugebėjai. O kai aš grįždavau namo, pavargęs nuo šventyklos gyvenimo, reiškia, aš norėdavau pailsėti. Išdau, tai jinai mane pamaitindavo, jokių priekaištų nebūdavo. Reiškia, tik tai jau sekmadienį, jau kai jau pailsės, toksai jinai tada jau truputį užsimindavo, kad va, tėtė čia bumba, kad to reikia, kad to, taip atsargiai užsimindavo. Ir tai tęsiasi, daugiau ar mažiau kokius 7, gal 6 metus. Jinai taip Tai vieną dieną man, vat kaip būna tos, vat, dašuto, kad aš tikrai darau, čia žmogus, ta prasme, pakenčia mane tokį, aš atrodo nieko blogo ir nedarau, misijose dalyvauju, čia kažką dėl Krišnos darau, bet artimiausi žmonės numesti bile kaip. Ta prasme, man dašuto. Bet svarbiausia, kad žmona ir ta prasme toleruoja ir vis tiek man tarnauja. Tai šakis buvo, vieną dieną 180 laipsnių kampu viską pakeičiau. Viską mečiau ir grinai pradėjau rūpinti šeimą. Ir kas nieko nuo to neatsitiko, nieko nepablogėjo, nei mano baktė ten nenukentėjo ar dar kažkas. Tiesiog pradėjau atlikti pareigas, tas, kur turėjau atlikti. Ir čia moteris šitoje vietoje, jinai turi tą galę pakeisti, įtakoti taip. Bet jos koks darbas buvo, jinai atliko pareigas, dirbo. Ir dabar kita būt seniai sakus, laisvas, aš einu, viskas, skiriamės. Dabar esmė. Gerai jau, 9:15. Tenka. Dėkui labai visiems, kad šiandien paskyrė šitą rytą. Hare Krishna, žiūrovom taip pat. Hare Krishna. Šrimad Bhagavatam ki jai. Indradyumna Swami ki jai.